Labadiena, aš esu kompozitorius filmų muzikai ir dabar sėdžiu Holivude, žodžiu, Los Andželes ir kuriu muziką naujajam filmui apie lietuvių migrantus. Sveiki, mano vardas yra Angel ir aš esu valytoja. Dirbu Holivudo kino studijose ir iš tikrųjų po to, kai baigėsi filmavimo, montažai ir kiti kino industrijos gamybos darbai, aš valau visas erdves, paviljonus ir taip toliau. Dirbu ten be mažiau 30 metų, todėl ohoho, istorijų žinau tikrai daug. Aš nedidelis berniukas, gyvenu Lenkijoje, man yra 6 metai, broliai, sesutė, dabar kaip tik 6 metai, tai eisiu jau į mokyklą, džiaugiuosi, kad eisiu į mokyklą, mėgstu važinėti dviračiu, taip pat mes kartais per atostogas važinėjom su tėveliais, sumaldomės ir... Aš esu siuvėjas, aš siūnau labai gražius drabužėlius, nesu žinomas, dėl to aš dažnai dėl to pergyvenu, kad pas mane labai retai kas užsuka, bet mano verslas klesti, po truputėlį aš pas mane renkasi žmonės ir aš esu dėl to laimingas. Aš taip pat šoku ir dalyvauju tokiuose konkursuose. Mano tėveliai visur mane veda, moko, ugdo ir be abejo... Mano vardas Laimonas. Žinau, kad pagrindinį vaidmenį tame filme atliks kažkoks 6 metų lenkutis toksai. Žodžiu, vaidins lietuvį, atvažiavusi dirbti į Čikagą. Aš jau net pravargau ir nuo tų viešbučių, ten ir pažaisnė visur yra kur. Galvoju, kaip man prasimušti į tą didžiulę rinką. Norėčiau, aišku, išvažiuoti į Holivudą, bet ką ten... Nu ir vieną kartą filmuoja jie kažkokį neaiškų filmą apie Lietuvą, kur ten yra riboja ta Lietuva. Aš Skype'u susirašinėjau su Angel. Ir ta Angel sako, klausyk, atvažiuok, aš tau nupirksiu bilietą, tokia labai simpatiška moteris. Filmas stato puipą. Prasimušęs šiek ne taip kažkaip ir, žodžiu, viskas jam gerai sekasi. Patiko man tas puipa. Labai malonus ir draugiškas ir truputėlį Novel Popolski. Išsiaiškinom, kad viskas šalia yra. Ir mano tėvynė, ir jo... Ir privažiavo, ir kad kalba, reiškia, su tom kalbom ir aš nieko negaliu suprasti, viena indų kalba panaši, man sako, čia lietuvių kalba iš sanskrito kilusi, kaip dar reiškia. O aš angliškai kalbu puikiai, aš Angel pradedu vertėjauti, kadangi aš atskridau į Ameriką, Angel mane pasitiko su labai didelė... Ir toks galantiškas, ir toks iš tikrųjų gražus, tikrai grieko vertas tas buvo. Ir atvažiavo jisai, tik tai vienas jo... Ir aš visur važinėjęs į studijas, ten kokias didelės, su dviratuku važiuoju. Ir gal mane pradėjo ten gauti, sako, jau... Ir vieną filmavimo dieną, aišku, labai karšta buvo ir turėjau aš budėti. Nu tai mano tas bičiulis, reiškia, šalia, aš su juo... Šlapas, aš visas ten važinėjau, tą karštą. Pirmyn gal. Ir kamerų, kad pristatyta, šviesų pristatyta karštą, nusiaubas neįmanoma ir apsakyti. O aš, žodžiu, sėdžiu taip pat ir čekinu, ar gerai tas garsas įrašinėjamas, ar gerai eina visas muzikinis takelis. Ir vadinasi, kai ten buvo šventės diena, nes gegužės 1, reiškia, tai švęs. Aš tortą žiūriu, aš galvoju, dabar pabandysiu, tai popierą apsukti tą tortą. Ir ten darbininkų dienos proga tortas buvo, reiškia, ten filme. Tokiais žvakutais dega, taip gražiai viską. Ir aš tokį paskui taip darau, jaučiu, kad nieko nebepavyks. Ir kažkoks tai špingalėtas ant įrašė, reiškia, tikti į tortą. Pum, tortas virsta. Pataškė man vežą. Kaip gražu, čiup, pradėjau valgyti, taip man... O kadangi fejerverkai buvo specialūs įdėti ir bengalijos ugnelės irgi buvo specialios, jos suvirto ir pradėjo šaudyti visas įmanomas pusės. Ir aš tik nežiūriu, viena ugnelė... Nuskridė, kažkas pradėjo rėkti, sako, pirotechnika, aš čia sako, šalia pirotechnika. O negaliu patikėti, kad mano atvykimo proga į Ameriką pradėjo šaudyti fejerverkai. Vienagi buvo dar paruošta scena su dinamitu. Čia tikrasis Holivudas, galvoju. Kiek veiksmo visokio. Dalykas yra atsimenu, kad taip toks didelis liepsnos šviesos kamuolys, kaip toksai kaip, aš sakau, saulė. Paskutinis dalykas, kurį atsimenu, tai buvo keptos mėsos kvapas. O aš girdžiu, mano muzika skamba ir girdžiu Angel. Po to numiriau. Aš taip skrendu ir dar tortą, tačiau...